Darling, just hold on. 10 valandų ir 4 minutės rytas kelyje tęsiasi paskutinioji valanda prieš akis ir kaip žadėjau, šis pusvalandis bus praleistas su svečiu. Pas mūsų Deividas Jocius. Sveikas, Deividai. Labas, Mariau, sveiki. Kelyje klausytojai. Aš suprantu, kad tau dabar pavadinimus žiniasklaidos institucijų, kuriuose paskutiniu metu lankaisi, gali ir susidvejinti ir susidubliuoti pačiam, ar ne? Tai užėmęs eterį daugiau nei Benediktas Vanagas dabar. Na, stengiamės tikrai kiek galima daugiau informatyviau pranešti apie savo dalyvavimą Monte Carlo ralyje ir kad žmonės žinotų ne tik Dakaro lenktynes, bet ir kas vyksta daugiau su autosportu. Tai stengiamės iš visų jėgų ir tikiuosi, kad tai pavyksta mums. Tik matyt, kad pavyksta. Deividai, Monte Carlo ralis kelintus metus skaičiuoja, kad mes tai pradėkim dabar tavo žinių patikrinimą istorinių. Tai Monte Carlo ralis vyks šiais metais 85 kartą, kai beje ir yra gražus jubiliejus Lietuvos automobilių sportui, irgi yra 85 metai, o mes dalyvausime tenais po paskutinio lietuvio pasirodymo po 82 metų. Tai daug gražių skaičių, beliko tik mums gražiai atlikti darbus tenais. Gražiai pasirodė, toks lengvas uždavinukas, taip sakant. Taip. Kiek ten bus lengva, kiek sunku ir kiek tu ten viską pažįsti, Deividai? Na, pažįstu, aš bent galvojau, kad pažįstu neblogai tas trasas, nes 8 metų ten teko lankytis kaip žiūrovui tose lenktynėse. Galvojau, kad tikrai pažįstu neblogai tas trasas, gyvena mano mama netoliese, tai... Tai tokia gimtinė tavo antra tenais. Na, tikiuosi, kad tos namų sienos šiokios tokios padės biškelį, bet kaip nuvykome pasivažinėti trasomis prieš turbūt jau porą mėnesių, supratau, kad nėra ten taip lengva ir paprasta. Ir statant visą šitą projektą darant, pradėjau suprasti, kad nebus čia taip, kaip aš tikėjausi, to tokio sudalyvavimo iš sportinio azarto. O tai kas dabar prasidėjo? Supratai, kad tuos 400 km sportiniu režimu nuvažiuoti nebus taip lengva? Labai paprastas niuansas, padangų pasirinkimas lenktynėm, kurių galima naudoti tose lenktynėse mūsų kategorijoje 37 vienetus ir reikėjo nuspręsti, kiek reikės žieminių padangų, kiek reikės su dygliais padangų, kiek reikės slikti po padangų. Stengiausi žiūrėti aukštikalnės, bandydamas įsivaizduoti, kiek bus sniego tame greičio ruože, kiek ledo ir kiek sauso asfalto, bet matomai mes pamatysime turbūt tik vietoje ir ar mes labai stipriai klydom ar ne. Tai iš tiesų tikrai tu perki padangą nežinodamas, ar jos reikės. Tai tas, sakykime, nelabai padeda ir finansiškai. O aš, Deividai, už vieno skaičius norėjau užsikabinti. 37 padangas galima turėti Monte Carlui. Taip, mūsų toj non-priority klasėje galima naudoti 37, VRC automobiliams galima 42. 2 dienas aš tą dariau, rinkausi tas padangas, galutiniam rezultate aš betaupydamas vis tiek gavau 37 vienetus. Kaip ir gavosi, kad nelabai ką sutaupiau beskaičiuodamas. Bet čia toks skaičius labai įdomus, nes taip elementariaja matematika lemiantis, tai jeigu 4 padangas keiti, tai 9 kartus gali pakeisti, o viena lišna lieka kažkaip. Tai. Na, turbūt jie kaip atsarginį ratą galbūt traktuoja ir panašiai. Taip, 9 komplektai plus 1 ratas gaunasi, tai taip ir gavosi, kad užsakiau 9 skirtingų mišinių ir kelio dangom skirtingom padangas ir vieną atsarginį tiesiog dadėjau kažkokį tai ratą, kurio galbūt tikiuosi, kad... Paprasta lietuviška padangėlė prekybcentrį paėmė ir įsimetė, ar ne? Ten padangos, vieno žinau, yra tokios ypatingos, kurios naudojamos tik Monte Carlo ralyje. Kas ten per velnis? Taip, jų daugiau pasaulyje niekur nepanaudosi, jos yra gaminamos tik šiam raliui, tai yra slick tipo padangos, kada tu startuoji apačioje kalno, sausa kelio danga, pradedi kilti viršų, pasidaro tuomet šlapės asfaltas, užkilus į pačią viršūnę, tada jau gali sutikti daug sniego ant kelio. Na ir persivertus per kalną, važiuojant, sakykime, vakarų slėnių, atsiranda ledo ant kelio ir tada ant tų padangų integruoti dygliai, ar kaip jos pavadinti, pradeda veikti ant to ledo. Tai jos turi ant visų tų 3 skirtingų kelio dangų veikti tos padangos. Tai jos tokios, sakykime,
daugiau niekur nenaudojamos ir išskirtinės, kurios sukurtos būtent šiam raliui. Tai čia tokia lietuviškai žiemai padangos, galima sakyti. Nemanau, nes... Pabandėjai ant lietuviško kelio? Taip, pabandžiau ant lietuviško kelio, tarp kitko netoli jūsų studijos pavažiavau, tikrai toli nenuvažiuotum su jom. Kodėl? Kas keisto? Va taip reikėtų matyti paklausti. Jos visų pirma yra slick tipo padangos ir, užvažiavus ant to ledo, jos vis tiek yra pakankamai slidžios ar ant sniego, jos tikrai taip nesilaiko, kaip kad žeminė padanga, kad ir be dyglio, jos tiesiog subalansuotos tam, kad tarp tų mišinių kelio laikytųsi kuo geriau. Na, žinoma, negali užsidėti grinai ten žeminės, nes didžiąją kelio dalį sausa atkarpa važiuojant Monte Carlo žeminės būtų visiškai blogas pasirinkimas ir atvirkščiai lygiai taip pat būtų. Tai va čia toks viduriukas padarytas, kad galima būtų tenais važiuoti, o būtent mūsų keliam, manau, tikrai netiktų. Deividas Jocius rytą kelyje čia su mumis leidžia, kalbamės apie jo dalyvavimą Monte Carlo ralyje, tokią trumpą pertraukėlę padarykime ir netrukus grįšime pokalbio. Tai muzikos išklausėme reklamų ir toliau dabar klausysimės Deivido Jociaus, nes būtent su juo mes rytą kelyje leidžiame. Deividai, apie Monte Carlo šnekučiuojamės, primenu tiems, kurie galbūt tik dabar kažkaip tai čia spustelė savo radijo imtuvus, kodėl Monte Carlas būtent. Yra kitų tokių žymių garsių ralių, galėjai į Švediją lėkti, nes gal, pavyzdžiui, Lietuvoje žiemos ralio nebus. Na taip, iš tikrųjų dažnai šitą klausimą išgirstu ir iš draugų, iš lenktynininkų, kodėl, sako, reikia važiuoti ant asfalto, juk mes važiuojam ant žvyro, neturim asfaltinių ralių, viskas ten yra kitaip, reikia ir stabdžių kitokių, ir amortizacijos, ir padangų, ir supratimo. Na, bet pasirinkau tikrai dėl keletos tokių priežasčių. Man patinka iššūkiai. Pirmas dalykas, važiuoti tenais taip pat yra garbinga ir davažiuoti iki finišo ir manau, jeigu ir net važiuosime labai gerai, o padarysime finišą, tai jau bus labai gerai. Ir tokia mūsų tenais užduotis. Antra, kaip ir minėjau, šiek tiek pažįstamos tos trasos, man tikrai leidžia komfortiškiau jaustis, galiu... Jeigu ir pamestų šturmano stenogramą, susigaudyti, kas vyksta toliau, lygiai taip pat kaip ir paklausti žiūrovo, į kurią pusę važiuoti, jeigu kažkur tai pasiklystumėm ar kažkas, nes moku jų kalbą, galiu susikalbėti. Nežinau, tos priežastys jos tokios... Bet čia, Deividai, dabar kitas toks klausimas į perspektyvą. Tai yra toks vienas tavo šuolis į tokį tarptautinį ralį, ar tai yra tęstinis ilgalaikis minties klodas? Yra tikrai tęstinis projektas ir aš kol kas tikrai dabar nenoriu, matydamas, kaip tai yra sunku padaryti, sakyti toliau savo planus ir bandyti juos vystyti, diskutuoti. Tiesiog padarysime šito ralio projektą, visą šitą. Mes turim dar kitą iššūkį už savaitę startuoti Halls Winter Rallyje Utenoje, tai čia dar ne ką mažesnis iššūkis, nes reikia spėti technikam, parvaryti visus sunkvežimius serviso ir taip toliau, sukeisti mašinas vietom ir startuoti Utenoje. Tai kol kas nenoriu tikrai nieko sakyti, bet jeigu abidvi šitos varžybos susiklostys mums tikrai palankiai, tai aš manau, kad mes po Utenos ralio tikrai pasakysime, kur toliau važiuosime. Bet vis tiek, na, žinai, negaliu taip pasakyti, diplomatiškai čia bandai įsisukti, bet vis tiek, matytum gal, žinai, diplomatiškai ir pratęskim pokalbį, taip platesnius vandenis, ne tik Lietuva. Tai aš ir turiu omeny pasaulio ralio čempionatą. Lietuvoje mes bet kuriuo atveju važiuosime visas varžybas. Kaip žinia, bus ir Latvijoje lietuviškų etapų, tai čia aplinkui visur mūsų fanai matys. Tikrai nereikės labai toli važiuoti, žiūrėti, bet kas liečia pasaulio ralio čempionatą, tikrai yra planas bent dar 2 varžybas pravažiuoti. Kurios, matyt, čia bus parankiausia Europos platumose taškytis. Na taip, manau, kad jau jos nebus tokios sudėtingos, brangios ir nebus taip toli, kaip šiuo atveju. Monte Carlas, tai vėlgi, tu toliau kabinėjantis prie tavo žodžių, tai Lenkija irgi planuose matyti yra. Na taip, Lenkija, kadangi yra labai netoli ir irgi taip pat nekartą esu žiūrėjęs tas lenktynės, važiavo draugai, kolegos, daug pasakojo, daug turiu informacijos iš viso to, tai... Tai kodėlgi ne?
Kodėlgi ne? Jeigu viskas gerai ir susiklostys mūsų šitas sausio mėnesis teigiamai, tai manau, kad ir tenais. Tai matyt, reikia sakyti, Deividai, nesudaužyk mašinos, tai nebus per nelik daug finansinio nuskausminimo ir bus viskas gerai. Tai tikrai stengsime tą padaryti, dėl to atvežamės į lenktynės ir kelio žvalgus, tai puikus lenktynininkas Ramūnas Čepkauskas su mano buvusiu ilgamečiu šturmanu Kastyčiu Torau, kurie važiuos trasoje, jie turės pravažiuoti 70 minučių iki pirmo automobilio ir patikrinti, ar per tą savaitę nepasikeitė kelio danga, ar neprisnigo, ar nepašalo. Čia, Deividai, negudraujat kažkaip tai truputį? Ne, negudraujam, bet vienintelis ralis, kuriame tai leidžiama daryti, ir užregistravome automobilį specialų su irgi sekimo sistema, tai jie pravažiuos, pažymės kelio stenogramoje tas vietas ir tada bus punktai, kur mes galėsim su jais susitikti prieš kiekvieno greičio ruožą ir pasižymėtas vietas, kur atsirado ledas, sniego prisnigo, ar ten šlapia, ar kažkokia duobė atsivėrė. Tai vat, mes visą tai darome, nors daugelis mūsų kategorijos, sakykime, konkurentų to nedaro, nes jie važiuoja, sakykime, for fun, kad davažiuoti iki finišo, bet mes irgi neturim didelių iliuzijų, kad aplenksime Sebastiano Ožierį. O tai kiek iš tikrųjų dabar, Deividai, taip pat kiek čia yra for fun svajonės įsipildymas, o kiek čia yra rimtas projektas rezultatui? Projektas yra rimtas, dėl to mes visą tai darome, stebime, ką daro pasaulinės komandos, mokomės iš jų, kopijuojame ir tai darome ir visi šitie žingsniai galbūt, jeigu ir nepridės rezultato mūsų kelio žvalgai, tai aš labai tikiuosi, kad jie padės įsilaikyti mum ant kelio, kad mes netapsime YouTube'o populiariausių avarijų dešimtuke. Tai vat, visos tos dalelės jos susideda ir jos yra labai svarbios. Galima važiuoti ten įsimiegojus ar kažkokius kitus veiksmus daryti neteisingus, bet kadangi tai yra ne 2 savaičių, o 4 dienų lenktynės, per kurias pravažiuoti turėsime beveik 400 km greičio ruožais ir 1500 km bendrai paskaičiavus, tai iš tiesų turi susibalansuoti viską, tiek miegą, tiek fizinį pasiruošimą, važiuos kartu su mumis fizinio pasirengimo treneris, jisai prižiūrės ir mūsų mitybą, kad neprisivalgytumėm karbonadų ar dar ko nereikia ir kad galėtumėm po to ramiai išsimiegojus atsikėlus važiuoti lenktynės. Tai visi šitie faktoriai, manau, labai, labai daug lems. Deividas Jocius rytą kelyje leidžia, mes čia dar vieną muzikinį kūrinuką išklausom ir su Deividu paskutiniai pokalbio daliai dar grįšime. Mes su Deividu Jociumi čia kalbame apie Monte Carlo ralį. Lietuvoje šalta, tengi turėtų būti šilta, Deividai, aš kaip galvoju. Ar nebūtinai? Ten labai įdomus klimatas ir mes čia sprendėm, kiek tų rūbų pasiimti, tiek technikai, tiek sirgaliai, nes prie pat jūros, pačiam Monte Carlo, dabar 15-16 laipsnių šilumos. Nuvažiavus iki Gap miesto, kuriame bus serviso zona, jis yra už beveik 300 km nuo Monako, tai tenais jau yra temperatūra +2, +3, o naktį ir minusinės temperatūros yra. Na, žinoma, pakilus į kalnus trasoje jau tenais gerokai paspaudžia šaltukas, tai reikia labai taip įdomiai apsirengti, turėti ir paprastų šiltų rūbų ir kažkokių tai... Ir veltinių reikia, ir sandalų. Ir veltinių, ir marškinukų, žodžiu, tai pasiruošti reikia tiem keliam metų laikam tenais. O Deividai, ralis taip vadinamas Monte Carlo, visi žino, kad Monakas čia nais startas, bent tenais duota, bet taip simboliškai, kai žiūri į žemėlapį, tai tas Monakas atrodo špingalėtas toks visiškai. Tai ne Monake tik tai važinėjatgi. Ne, pats miestas negali miestų pavadinti, yra šalis ir jinai yra 2 kvadratinių kilometrų dydžio, ten tik tai oficialus startas įvyksta ir paskiau uždarimas, kuris paskutinę dieną vainikuoja tą uždarimą prie Princo Alberto rūmų, kaip ir kiekvienais metais. O pati trasa jinai yra išsidėsčius Alpių masyve, tai aukštutinių Alpių masyve, tikrai labai daug serpantinų ir keliukų, tai jiem ten parinkti tos kelius tikrai nėra sudėtinga ir tas kelias nesusigadina, jau 85 metai ten vyksta lenktynės, tai... O Deividai, tu pats minėjai, kad pavyko ir prieš porą mėnesių apžiūrėti ir pats dažnai žiūrėdavai tą Monte Carlo ralį. Ar reiškia, kad trasos yra beveik nekeičiamos?
Ne, jos keičiamos tikrai tiek, kiek jie kelių turi, tai dar ten 200 metų, manau, galima tenais priraizgyti ir pridaryti tų greičio ruožų, bet nuo praeitų metų, tarkim, šiais metais skiriasi tik tai 15% kitų trasų, taip. 85% yra tų pačių kelių, kas vyko praeitais metais. Tai žinoma, tie, kas važiavo praeitais metais, jiem yra tikrai lengviau pagal senas stenogramas susirašyti, tiksliau pasitikrinti kelią. Mums reikės užsirašyti tą kelią, tai bus pakankamai varginantis dalykas, nes 17 greičio ruožų ir 400 km tai yra, 4 lietuviški raliai. 4 lietuviški raliai. Jau galėsi sakyti, kai grįši tokius įveikęs, kiek čia gausis, jeigu 6 iš viso čempionato, tai 3/4 jau nuvažiavęs bus. Taip, tikrai 2/3 tai yra. Tikrai apšilimas geras bus, kaip Vytautas Švedas važiuoja dabar į ralį Luksnę padaryti testą. Tai šiuo atveju mano labai jau čia bus į priekį avansų testų pridaryta. Tai Holsa, kai atvažiuosi, kai pravažiuosi, jeigu viskas bus gerai, tikėkime, kad nenutirps sniegai ir įšalas iš kelio nepasitrauks, tai nepajausi, kaip Holsa pravažiuosi faktiškai. Na taip, pagal visą laiką ir kilometražą turėtų nelabai daug jaustis, kad važiavome, tiksliau važiuosime. Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir mėgausimės ir ten. Ir tas šaltukas neapleis, kaip praeitais metais nutiko. Buvo labai puikiai graži žiema ir 2 dienas iki Utenos šventės. Staiga bam. Viskas ištirpo ir tiesiog po purvynus pasivažinėjome ir grįžome namo. Kągi, Deividai, tai ačiū tada, kad užsukai, lauksim sugrįžtančio su geru rezultatu. Tiesa, konkurencija didelė pačiam bus. Mūsų klasėje užsiregistravome tik mes vieni, todėl užtikrinti laimėti. Todėl labai norėčiau atvažiuoti ne antras. Žinoma, juokauju, mus prijungia prie galingesnės klasės, turėsime 27 varžovus, kurie važiuoja su šiuolaikiška jau technika, R5 automobiliai. Bet yra kaip yra ir žiūrėsime, kas iš to gausis. Lauksim sugrįžtančio su įspūdžiais. Deividas Jocius buvo su mumis. Išleidžiam Deividai Monte Carlo, linkim sėkmės, ačiū nereikia. Iki.